Dažnai net nesusimastome apie energiją, tekančią iš mūsų elektros lizdų. Tačiau už šio paprasto veiksmo įjungti šviesą slypi sudėtingas įmonių ir reglamentų tinklas. Lietuvoje energetikos sektorius neišimtis. Čia įpagart valstybinė energetikos reguliavimo taryba, budriai sauganti Lietuvos energetikos rinkas. Pagrindinė VERT misija – užtikrinti patikimą ir tvarų energijos tiekimą visiems Lietuvos gyventojams. Įsivaizduokite juos kaip energetikos pasaulio teisėjus, užtikrinančius sąžiningą žaidimą ir lygias sąlygas visiems dalyviams. Jų veikla apima elektrą, dujas, šildymą ir kitus gyvybiškai svarbius energijos išteklius. Tačiau jų vaidmuo neapsiriboja vien taisyklių nustatymu. VERT aktyviai stebi energetikos įmonės, vertina jų efektyvumą ir įsikiša spręsdama ginčius. Jie taip pat yra tvirti vartotojų gynėjai, teikiantis informaciją ir užtikrinantis jų teisių apsaugą. Trumpai tariant, VERT atlieka labai svarbų vaidmenį formuojant Lietuvos energetikos aplinką. Jie yra tie nežinomi herojai, dirbantys užkulisiuose, kad šviesa degtų, o energija tekėtų. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame energetikos įmonės galėtų nustatyti bet kokius norimus mokesčius, neatsižvelgdamos į savo efektyvumą ar teikiamų paslaugų kokybę. Kiltų chaosas. Todėl VERT akylai stebi visas Lietuvoje veikiančias energetikos įmonės. Viena pagrindinių VERT užduočių – įvertinti šių įmonių efektyvumą. Jie gilinasi į finansus, tikrina sąnaudas, siekdami užtikrinti, kad vartotojai nebūtų apgaudinėjami. VERT taip pat vertina paslaugų patikimumą, užtikrindama, kad elektros energijos tiekimo sutrikimai būtų kuo retesni. Tačiau svarbu ne tik skaičiai ir techniniai rodikliai. VERT taip pat atsižvelgia į energetikos įmonių teikiamų klientų aptarnavimo paslaugų kokybę. Ar jos reaguoja į skundus? Ar jos teikia aiškias ir skaidrias sąskaitas? Visi šie veiksniai yra įvertinami VERT vertinime. Šiuo griežtu vertinimo procesu VERT užtikrina energetikos įmonių atskaitomybę. Užtikrindama efektyvumą ir sąžiningumą, ji apsaugo vartotojus ir skatina tvirtesnę ir konkurencingesnę energetikos rinką. Konkurencija yra gyvybiškai svarbi bet kuriai sveikai rinkai. Energetikos sektoriuje ji skatina inovacijas, gerina efektyvumą ir galiausiai yra naudinga vartotojams. VERT atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant konkurencingą energetikos rinką Lietuvoje. Viena iš pagrindinių jų funkcijų – stebėti rinką, ar neatsiranda antikonkurencinio elgesio požymių. Jie ieško monopolijų, kainų derinimo ar bet kokios kitos praktikos, kuri galėtų pakenkti vartotojams ar užgniaužti inovacijas. Siekdama užkirsti kelią tokiai praktikai, VERT nustato aiškias taisyklės ir reglamentus, kurių privalo laikytis visos energetikos įmonės. Šios taisyklės yra skirtos užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir neleisti ne vienai įmonei įgyti nesąžiningo pranašumo. Tačiau VERT vaidmuo neapsiriboja vien taisyklių laikymusi. Ji taip pat stengiasi sukurti lygias sąlygas, skatindama skaidrumą ir prieigą prie informacijos. Tai užtikrina, kad visos įmonės, didelės ar mažos, turėtų lygias galimybės konkuruoti. Ketvirtas skyrius – VERT – vartotojų energetikos gynėjas. Sudėtingame energetikos rinkų pasaulyje vartotojai dažnai gali jaustis pasimetę ir bejėgiai. VERT tai pripažįsta ir veikia kaip tvirtas vartotojų teisių gynėjas, užtikrindamas, kad jų balsas būtų išgirstas, o interesai apsaugoti. Vienas iš būdų, kuriuo VERT suteikia galių vartotojams, teikia jiems informaciją, kurios reikia priimant pagrįstus sprendimus. Jie skelbia energijos kainas, paaiškina skirtingas tarifų galimybės ir teikia patarimus, kaip taupyti energiją. Tačiau VERT įsipareigojimas vartotojams neapsiriboja vien informacijos teikimu. Jie taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos įmonių, tyria galimus pažeidimus ir stengiasi sąžiningai ir efektyviai išspręsti ginčius. VERT mano, kad informuoti vartotojai yra įgalinti vartotojai. Suteikdama prieigą prie informacijos, nagrinėdama skundus ir skatindama skaidrumą, ji užtikrina, kad vartotojai turėtų balsą energetikos rinkoje. Penktas skyrius – VERT energetikos ateities kūrimas. Energetikos aplinka nuolat keičiasi. Atsiranda naujų technologijų, klimato kaita kelia naujų iššūkių, keičiasi vartotojų poreikiai. VERT pripažįsta šias tendencijas ir aktyviai dirba, kad formuotų energetikos ateitį Lietuvoje.
Vienas iš svarbiausių jų prioritetų – skatinti inovacijas energetikos sektoriuje. Jie vertina naujų technologijų, tokių kaip atsinaujinantys energijos ištekliai ir pažangieji tinklai, poveikį ir rengia reglamentus, skatinančius jų diegimą. VERT taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant Lietuvos energijos tiekimo saugumą. Jie stebi energijos išteklius, vertina galimas rizikas ir bendradarbiauja su energetikos įmonėmis, kad parengtų veiksmų planus nenumatytiems atvejams. Žvelgdama į ateitį, VERT yra įsipareigojusi sukurti tvarią, patikimą ir įperkamą energetikos sistemą visiems Lietuvos gyventojams. Skatindama inovacijas, konkurenciją ir gindama vartotojų teises, ji tiesia kelią į šviesesnę energetikos ateitį.